Birželio pabaigoje, tai 27 dieną Šiauliuose bus labai daug vaikų ir labai daug globėjų. Tai visus Lietuvos globėjus, visus centrų šeimynas, visus žmonės, kurie kalba ir turi savo globotinius vaikus, kviečiu į Šiaulius, kartu pabūsime, kartu pasitarsime ir nutarsime ir patvirtinsime, kad kiekvienas vaikas turi turėti šeimą, jis turi gyventi šeimoje, ar vienaip ar kitaip. Lietuva yra apsisprendusi, jokių vaikų globos namų ten didžiulių, kur vaikas yra atskirtas. Mes norime, kad vaikai gyventų šeimose. Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam globėjui ir kiekvieną globėją, kurių jau dabar yra daugybė Lietuvoje, būtinai kviečiu Birželio 27 dieną atvykti į Šiaulius. Susimatykim, pasikalbėkim, paieškokim geriausių sprendimų, o vaikai tegul pamato vieni kitus, tegul padūksta, tegul pašėlsta, tegul jų vaikų gyvenimuose būna labai gražių atsiminimų. Šiuo atveju aš kviečiu tuos atsiminimus turėti būtent Šiaulių mieste. Laukiu visų. Birželio 27.